Toli prie hiperkapitalinių branduolių, smarkūs vėjai ir vandenyno srovės iš šiaurės sukelia ypatingą meteorologinį reiškinį, kuris iki šiol glumina mokslininkus. Na, pagal teoriją, dėl depresijos paveikto urbanizmo iš aplinkinių vietovių sklindantis socialinio garso spinduliuotė tampa savotišku pritraukiančiu garsiniu ginklu. Šiai apskričiai būdingos oro sąlygos sukuria tam tikrą zoną, kurioje matuojame gilesnės balsinės vibracijas ir sudėtingesnės harmonijas. Ši garsinė zona pritraukia daug jaunų žmonių, kurie rengia pašėlusius vakarėlius Nerijos kopose. Galite pasakyti, kas jūs ir iš kur atvykote? Aš Mika, gyvenu čia užmiestyje. Kodėl jūs čia atvykote? Ką sakei? Kodėl jūs čia? Mes kovojam prieš garsinį fašizmą. Nerija yra puikiai vieta linksmintis. Mes čia atvažiuojam, nes šį garsą skamba geriausiai. Tai kaip tokia traukos jėga, kažkas ypatingo dėl jūros ir smėlio ir garso. Kai esi čia, viskas skamba geriau. Gali jausti muziką giliai pilve. Čia, prie sąsiaurio jūros šiaurėje, stovi vyriausybės pastatyta elektrinė Monge Parudo. Toksiškas snieguotas vanduo teka į pietus, į paplūdimius, kur jaunimas būriais keliauja šokti ir groti muzikos iki paryčių. Gal galite papasakoti, ką jūs čia veikiate? Mes žvejai. Ir jūs žvejojate Baltijos jūros vandenyse? Taip, Ar kada nors turite problemų su vandeniu? mes visada turime problemų su vandeniu. Tai natūralu su žvejyba. Bet čia yra dalykų, kurie nėra įprasti vandenims. Vėl elektrinė. Taip, sniegas krenta į vandenį ir užkrečia žuvis. Limpa prie jų ir prie valties. Jis visur prilimpa ir sukelia ligą. Daugelis nerimauja dėl vietinių gyventojų ir čia plūstančių turistų sveikatos. Ar apskritis turėtų būti nepriklausoma? Nežinau, nemanau, kad žmonės to nori. O taip, manau, kad daug žmonių čia nori būti laisvi nuo elektrinės. Manau, kad taip. Čia būtų vakarėliai dar labiau beprotiškesni, jeigu nebūtų taip ribojamas keliavimas. Tele 7 kanalai.